Sveiki, prisijungę prie antrojo užimtumo tarnybos ir iniciatyvos Gal į Lietuvą organizuojamo renginių ciklą Karjeros galimybės Lietuvos regionuose. Tikiuosi mane girdit visi, matot. Renginio ciklą sudarys 4 renginiai šį mėnesį ir tai pirmasis renginio ciklo renginys, kuris skirtas susipažinti su karjeros galimybėmis skirtingose regionuose. Lietuvos regionuose pagal specifiškumą patį. Šiandien mes susipažinsim su Vakarų Lietuvos regiono darbdaviais, bet pirmiausia norėčiau prisistatyti pati. Esu užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyriaus personalo atrankų partnerė Jovita Bunkartaitė. Ir kartu su kolegėmis kiekvieną dieną bendravom su darbdaviais bei darbo ieškančiais asmenimis dėl specialistų, technikų ir vadovų atrankų visoje Lietuvoje. Šiandien taip pat būsiu šio renginio moderatorė. Renginio metu galėsime daugiau susipažinti ir sužinoti apie 5 Lietuvos vakarų regiono įmonės. Jei norėsite daugiau paklausti po įmonių prisistatymų, tai kviečiu rašyti komentarų skiltyje pačioje savo klausimus, į kuriuos galėsime atsakyti renginio pabaigoje. Taip pat noriu priminti, kad renginys yra įrašomas ir tiesiogiai transliuojamas Gal į Lietuvą Facebooko paskyroje. Čia taip pat galite užduoti savo klausimus įmonių atstovams. Taigi, pirmoji šio renginio įmonė yra tarptautinės IT srities įmonės Omega 365 padalinys Klaipėdoje, Omega 365 Lithuania. Šiuo metu įmonės komandą sudaro apie 80 darbuotojų, daugiausiai iš IT srities profesionalai. Kviečiu susipažinti su įmonė ir jos atstovė, talentų pritraukimo ir ugdymo specialistė Alina Šoparė. Alina, ar galite prisijungti? Taip, sveiki, Jovita. Ar girdit mane viskas gerai? Taip, girdim, matom, bandom prisijungti skaidrės. Gerai. Tuoj susirasiu skaidrės, pasidalinsiu. Taip. Pasididinkim ir visą ekraną pasididinkim. Aha. Gerai, Alina, žodis jums. Ačiū labai. Tai pirmiausia, labai norėjau padėkoti už šitą galimybę pristatyti įmonę ir papasakoti visiems, kas galvoja grįžti į Lietuvą, kas galvoja gyventi Klaipėdai. Tai kaip ir pristatė, Omega 365 Lithuania yra tarptautinė įmonė, jos pagrindinė būstinė yra Norvegijoje ir Klaipėdoje mes turime didžiulę komandą. Klaipėdoje šiuo metu esame daugiau nei 80 žmonių ir praktiškai visi yra programuotojai, programinių sistemų inžinieriai. Taip pat biurus turime ir visame pasaulyje, tai yra 12 šalių ir mūsų yra daugiau nei 2000 iš viso. Kaip ir sakėt, mes esam programinės įrangos kūrėjai ir mūsų sukurtais produktais naudojasi tikrai labai daug naudotojų. Ir šiuo metu jau turime 100 000 aktyvių naudotojų visame pasaulyje. Kas yra mūsų klientai? Tai mūsų klientai nuo pat pradžių buvo dujų ir naftos pramonės įmonės. Šiuo metu mūsų klientai yra ir iš kitų sektorių, tai turime iš infrastruktūros, atsinaujinančios energetikos, iš viešojo sektoriaus, iš sveikatos apsaugos sektoriaus klientus. Ir kaip sakiau, mūsų projektų valdymo sistema yra skirta naudoti labai dideliem projektam ir tuos projektus galima valdyti nuo A iki Z. Čia yra toksai, kaip aš sakau, medaus korys, kuris rodo būtent kokias sritis apima mūsų sukurtas projektų valdymo produktas. Tai pas mus galima valdyti ir dokumentus, išlaidas, rizikas, kiekvieną dieną prisijungti, viską žymėti, planuoti, pokyčius valdyti. Tai iš tiesų didžiuliai projektai naudoja mūsų sistemas, tie projektai trunka ne vienerius metus ir jų pačių vertė yra milijoninė. Kas yra mūsų klientai? Klientai tai yra išvardintų sektorių lyderiai, su jais mes dirbam
ne savaitę, ne 2, ne mėnesius, o ištisus metus. Ir gal jums dalis tų pavadinimų yra nežinomi, bet vieną įdėjome, tai yra Microsoft, su juo mes šiuo metu labai aktyviai dirbam ir manau, kad tikrai visi žinot. Tai klientai tikrai rimti, projektai labai įdomus, veiklos sritis taip pat labai įdomi ir perspektyvi. Įmonės pagrindinė vertybė ir pagrindinis turtas yra darbuotojai. Ir nuo pat įmonės veiklos pradžios buvo sukurta darbuotojų naudų programa, tokia sistema. Ir ta programa jau gyvuoja daugiau nei 30 metų ir visi darbuotojai aktyviai jo naudojasi. Tai kas tą programą sudaro? Tai sudaro daug visokių galimybių. Pirmiausia, tai yra komandinės veiklos, skatiname mokytis, visą laiką tobulėti. Taip pat turim tokį unikalų dalyką. Mūsų visų įmonių darbuotojai turi galimybę nemokamai ilsėtis atostogų namuose, kurie yra įvairiose pasaulio vietose. Turime ir Gran Canarijai, ir Tailandė, ir Amerikoje, ir Kanadai, ir nemažai, tiksliau daug atostogų namų pačioje Norvegijoje, kur galima slidinėti, vasarą vaikščioti kalnų takeliais ir tiesiog praleisti laiką su šeima. Taip pat rūpinamės ir darbuotojų sveikata, tai turime ir papildomą sveikatos draudimą, visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Čia neįdėjau tokio burbuliuko, bet rūpinamės, kad darbuotojai darbo vietoje mūsų biure būtų sotus, kad jiem būtų patogu ir jie norėtų ateiti į darbą, tai mūsų įmonė kompensuoja dalį darbuotojų maitinimo išlaidų, tai tikrai labai vertinama ir praktiškai visi darbuotojai tuo naudojasi. Tai kaip prisijungti prie tos mūsų įmonės, prie mūsų komandos? Yra keli būdai. Pirmasis būdas yra labiau aktualus universitetų studentams. Mes priimam studentus į praktiką ir iš tiesų, jeigu praktikos metu studentams gerai sekasi, mes juos pakviečiam jau į kitą etapą, į atranką ir juos kviečiam tapti mūsų komandos dalimi. Taip pat turime tokią unikalią mokymo programą, ji yra pavadinta Omega 365 Upframe Training. Tai jos metu pas mus gali ateiti mokytis žmonės, kurie persikvalifikuoja, kurie yra baigę visiškai su informaciniam technologijom nesusijusias studijas. Jie gali pretenduoti būtent į šitą mokymą. Ir pabaigus tą mokymą, įgavus reikalingas mūsų darbe kvalifikacijas, įgūdžius, tuomet lygiai taip pat galima patekti į tą kitą etapą ir tapti mūsų komandos dalimis. Ir tokių žmonių turime tikrai labai daug, nes pačioj pradžioj neminėjau, bet įmonė Klaipėdoje, kuomet atsidarė 2006 metais, buvo tik iš kelių programuotojų. Dabar, kaip sakiau, turim daugiau nei 80. Tai nuolat aktyviai didinam savo komandą ir nuolat ieškom naujų, papildomų komandos narių. Ir kitas būdas pas mus patekti, tai sekti mūsų įmonės laisvų darbo vietų portalą omega365.com ir čia matot _jobs. Taip pat turime omega365.lt. Tai čia yra mūsų būtent įmonei skirta svetainė, per kurią lygiai taip pat galit pamatyti darbo skelbimus, laisvas darbo vietas pas mus. Ir nuėjus pas mus į darbo skelbimą, matysit, kokie yra reikalavimai, norint pas mus dirbti. Tai, kaip sakiau, yra vienas būdas, jūs turite išsilavinimą atitinkamai IT srity, programavime, arba jūs neturite išsilavinimo, bet turite atitinkamą darbo patirtį. Dar kartais būna, kad žmogus neturi to išsilavinimo ir neturi darbo patirties IT įmonėje, tai tuomet mes siūlome baigti persikvalifikavimo kursus atitinkamoje programavimo mokykloje. Ir po šitų kursų pabaigimo mes pasikviečiam atlikti, kaip sakiau, Upframe 365 trainingą pas mus.
Taip pat kitas reikalavimas yra anglų kalba, nes įmonė yra tarptautinė ir mūsų visa vidinė, išorinė komunikacija yra anglų kalba. Taip pat, kaip sakiau, mūsų projektai tikrai yra labai sudėtingi ir nuolat viskas kinta, mes tobulėjam, tai žmogus, norintis prisijungti prie mūsų komandos, turi turėti labai daug tos vidinės motyvacijos ir vidinės disciplinos ir noro iš tiesų nuolat mokytis ir tobulėti. Kai mes pradėjome dirbti Klaipėdoje, mūsų programuotojai iš tiesų turėjo labai daug išmokti. Jie važiavo į Norvegiją, mokėsi iš jų srities profesionalų. Ir tikrai nemaža dalis tų darbuotojų dirba iki šiol. Ir jie yra tikrai tiek jau pažengę, tiek išmokę, kad dabar pas mus važiuoja jau mūsų kolegos mokytis. Mums yra priskirta galimybė kurti naują įmonės produktą. Ir Ir kaip sakiau, be šito noro nuolat mokytis, keistis, tobulėti pas mus jau niekaip. Taip pat yra ir tos programavimo žinios reikalingos. Mes dirbam su Microsoft SQL duomenų bazėm. Tai neturint šitų žinių, jų reikia, norint pas mus dirbti, įgyti, turėti tos pagrindus, kad galėtumėt pas mus darbuotis. Taip pat dirbam su .NET'u, tai ir šitą reikia išmanyti, turėti tuos pačius pagrindus. Ir čia matot irgi išvardintos kitos tos programavimo kalbos, kurias mes naudojam. Tai jeigu šitų žinių kandidatas neturi, mes skiriame nemokamą savo mokymų programą. Tos programos metu priskiriam mentorių ir mentorius atsako visiškai į visus klausimus, padeda pasiruošti, išmokti įsisavinti tą informaciją. Tuomet besimokantis studentas padaro pristatymą savo darbo, kaip jam sekėsi, mes įvertinam ir jeigu viskas sekasi puikiai, tuomet kandidatas laiko tokį security, tai saugumo egzaminą. Ir kaip dar net anksčiau sakiau, tai pabaigus šitos mokymus yra tiesus kelias į mūsų komandą. Čia matot mūsų nuotrauką iš vasaros šventės. Ne visi mes čia esame, bet kaip sakiau, mūsų yra daugiau nei 80 ir mes tikrai laukiame visų norinčių prisijungti, nes pas mus tikrai yra smagu dirbti ir komandoje, smagu dirbti ir įvairiose įdomiose projektuose. Tai mano nuomonė, tai tikrai viena geriausių vietų IT srityje Klaipėdoje ir labai kviečiu kandidatuoti įvairiais mano išvardintais būdais. Ir čia jūs matote mano kontaktą, galite man parašyti, galite paskambinti. Ir aišku, jeigu turėsite kažkokių klausimų, šio renginio metu jų labai lauksiu ir pasitengsiu visus atsakyti. Ačiū, Elena. Jūsų naudos, kaip visuomet, sužavi daugumą. Turbūt ir kitos įmonės pasisems kažkokių idėjų, nors neabejoju, kad jos taipogi turi savų privalumų. Sekanti įmonė, kurią norėčiau pakviesti pristatyti savo įmonės veiklą ir galimybę dirbti joje, tai Flasko įmonė, kuri Klaipėdos regione tikrai gerai žinoma. Tai norėčiau pakviesti personalo ir administravimo direktorę Indrę Varkulevičienę pristatyti savo įmonę ir darbą joje. Sveiki visi, iš tikrųjų man labai malonu dalyvauti šitame renginyje ir tikrai labai dėkoju užimtumo tarnybai už puikią iniciatyvą pasiekti tiek Klaipėdos regiono bendruomenę, tiek galbūt abejojantiems ar ne, kurie išvykę yra ir abejoja, ar ką čia galima toje Lietuvoje iš tikrųjų veikti. Tai tikrai puikia iniciatyva, ačiū Jums labai. Ir dalinuosi ekranu.
Kas mes esame tokie, ar ne? Tai mes tikrai kviečiame kurti savo ateitį didžiausioje uosto kompanijoje, kuri vadinasi Klaipėdos jūrų krovinių kompanija ir turim trumpinį Klasko. Esame didžiulės įmonių grupės dalis, kuriai priklauso iš tikrųjų virš 30 skirtingų verslų, apie juos aš truputėlį papasakosiu vėliau. Taigi įkūrimo data yra 2001 metai, pajamas generuojam virš milijardo eurų, darbuotojų skaičius bendrame koncerne, tai Achemos grupėje yra virš 3800, investuojame kasmet, iš tikrųjų įspūdingas labai didžiulės sumas, tai yra virš 80 milijonų eurų ir koncerno Achemos grupė priklauso virš 40 bendrovių. Kokios veiklos sritis ar ne yra mūsų įmonėje grupėje, tai gaminame trąšas ir jomis prekiaujame, taip pat agroverslą turime, krovą ir logistiką ir šitą segmentą būtent ir papuola mūsų įmonė, tai yra Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, dujų gamyba bei energetikos. Matosi, labai daug iš tikrųjų yra įvairių veiklų ir verslų. Taigi, trumpai apie įmonių grupę ir noriu keliauti prie mūsų įmonės Klasko. Taigi apie mus kalba faktai, tai esame universaliausia Klaipėdos uosto kompanija, kuri krauna daugiau nei 30 rūšių krovinių. Klasko kraunama yra apie 28% visų Klaipėdos uoste kraunamų krovinių. Taip pat teikiame uostų vilkikų paslaugos, jeigu kažkas tai esate Kuršių Nerijoje matę ar ne, tokius mažius žalius, bet labai stiprius laivelius, tai jie iš tikrųjų yra mūsų labai dideli pagalbininkai, tai čia yra mūsų dalis. Didžiausia grimzlė prie krantinių, tai turime virš 14 metrų. Užimama didžiausia teritorija Klaipėdos uoste, kuri sudaro netgi 91 hektarą, tai įsivaizduokit, kokio dydžio plotą mūsų įmonė užima. Šiaurinėje dalyje taip pat galime priimti virš 520 vagonų ir bendras krantinių ilgis yra virš 4 km. Kaip ir minėjau, esame didžiausia uosto kompanija, todėl detaliau ar ne, kad sėkmingai veikiame ir augame daugiau nei 30 metų, metinė krovos apyvarta yra apie 10 milijonų tonų. Per 4 metus investicijų įmonėje turėjome virš 30 milijonų eurų. Ir šiai dienai esame 500 darbuotojų komanda, bei galime pasiūlyti daugiau nei 20 karjeros galimybių ir virš 100 skirtingų pareigybių. Kaip atrodo ar ne pozicijos arba sferos išsidėsčiusios įmonės viduje, į kurias mes iš tikrųjų ir dažnai ieškome darbuotojų. Tai yra krovos aptarnavimo profesijos, tai yra mechanika, energetika, automatika, informacinės technologijos. Ir šioje srityje mūsų kertinės ir tikrai labai reikalingos profesijos tai yra elektrikai, automatikai, kranų priežiūros technika. Sekantis segmentas tai yra gamybos užtikrinimo profesijos, tai yra krovos ir sandėliavimo paslaugų organizavimas, darbų organizavimas bei vykdymas. Ir čia mes ieškome dokininkų mechanizatorių, stividorių. Stividorius tai čia yra jūrinis ar uostinis terminas, tai iš tikrųjų tai yra pamainos vadovai ir krovinių apskaitininkai. Ir žinoma, dar vienas segmentas ar ne, tai yra valdymo, administravimo ir kitos bendrosios profesijos, tai yra planavimo vadybininkai, apskaitos specialistai, pirkimų, pardavimų ir kiti specialistai, kurie iš tikrųjų kurie dirba ir kitose dažnose įmonėse. Klasko teritorija išsidėsčiusi, kaip ir minėjau, ar ne, jeigu yra virš 4 km krantinių ilgis, tai jinai yra išsidėsčiusi per 3 didžiulius plotus per visą Klaipėdos miestą. Tai turime Smeltės pusiasalį, apie kurį aš truputėlį vėliau detaliau papasakosiu, kuris yra pietinėje miesto dalyje. Tada centrinis Klaipėdos terminalas, tai yra, pavadinkim, miesto viduryje ir kur mes išleidinėjom oro keltus, tai yra, jeigu dažnai matote, klaipėdiečiai DFDS keltai ir ne, parkuojasi, švartuojasi. Ir krovos terminalas, tai yra mūsų šiauriniai miesto dalyje,
Ir čia mes užsiimam trąšomis, pakavimu, metalurgija, žaliava ir visais kitais dalykais, į kuriuos iš tikrųjų aš labai nedetalizuosiu. Tačiau kodėl, kokią mes turim iš tikrųjų labai patrauklią vietą šitose dalyse, kad kandidatai ar ne pagal savo gyvenamą lokaciją iš tikrųjų gali pasirinkti vieną ar kitą terminalą, kur jam yra arčiau, pavyzdžiui, namų arba tiesiog patogesnis privažiavimas. Tai čia yra viena tokia mūsų stiprybė. Natūralu ar ne, kad visi, kurie svarsto apie darbdavį vieną ar kitą ar ne, vis tiek pirmas klausimas kyla apie atlyginimą. Tai mūsų darbo užmokestis didžiąja dalimi susideda iš mėnesinio darbo užmokesčio, kintamo darbo užmokesčio ir papildomų naudų. Kokie atlyginimai vyrauja, tai čia yra sumos neto, tai yra į rankas, bet vėlgi čia yra nuo iki, tiesiog toks rėžis ar ne, ir išsamesnė, detalesnė informacija jūs tikrai pamatysite prisijungę į vieną ar kitą mūsų darbo skelbimą. Taigi, pradedančio lygio krovos ir aptarnaujantis darbuotojų atlygis yra nuo 1000 iki maždaug 1300 eurų. Aukštesnio lygio krovos ir ją aptarnaujantis darbuotojai specialistai uždirba maždaug nuo 1,3 iki 1,7 tūkstančių eurų į rankas ir tai nėra būtinai specialistai, tai yra, tarkim, ir jau aukštesnės kvalifikacijos darbininkiškų profesijų darbuotojai. Inžinieriai specialistai maždaug nuo 1600 ir padalinių vadovai nuo 2500. Tai čia, kaip ir sakau, toksai orientyras ar ne, tai jeigu vienokią kitokią poziciją svarstytumėt ir apie ją galvotumėt. Taigi, ką mes galime pasiūlyti, tai sąlyga kelti kvalifikaciją ir tobulėti, karjeros galimybių įmonės viduje arba kitose grupės įmonėse, tai kaip ir minėjau, iš tikrųjų esam didžiulio kompanija ir netgi korporacija, todėl kiekvienas tikrai gali aplikuoti ir į mūsų koncerno įmonės. Konkurencingą atlygį, atitinkančių darbo rinkos situaciją, skatinimą už iniciatyvumą, sveikatos draudimo, laisvės generuoti ir gyvendinti idėjas ir nuolaidų žinoma koncerno valdomose viešbučiuose ir gaminamą produkciją. Mūsų plėtros planai susijęti su atsinaujinančia energetika ir iš tikrųjų tikrai turime kuo didžiuotis, kadangi, kaip ir minėjau, ankstesnės skaidrėse truputėlį išsiplėsiu apie smeltės pusiasalį. Tai yra, aš nuoširdžiai tikiu, mūsų įmonės ateitis, juo labiau, kad tai yra susijusi su atsinaujinančia energetika, tvarumu ar ne. Tai smeltės pusiasalyje šiuo metu vyksta labai didžiuliai rekonstrukcijos darbai, kuriame mes planuojame krauti vėjo jėgaines. Tai teritorijos plotas užims apie 48 hektarus, krantinių ilgis apie 632 metrus, sandėlių plotas bus didžiulis, laivų grimzlė bus atitinkamai gilinama ir investicijos į šitą projektą sieks 60-70 milijonų eurų. Kodėl aš pasakoju apie šį mūsų, kaip minėjau, ateities projektą? Todėl, kad jame bus reikalingi ir ateities profesionalai, ar ne? Tai tikrai neužilgo mes norėsime pritraukti tokias pareigybės kaip eksploatavimo ir priežiūros inžinierius bei vadovus, projektų valdymo ekspertus, transporto ir logistikos specialistus dideliems ir sunkiems jūrinių vėjo jėgainių komponentams, nes truputėlį išsiplėsiu, patirties tokios kaip jūrinės jėgainės Lietuva dar neturi. Tai tikrai bus įdomus ir užsienyje patirtį galbūt turintis kandidatai ir galbūt užsienio universitetų paruošti specialistai, nes kol kas pas mus tokių specialistų dėja ruošiama nėra. Ir tęsiant toliau, sandėliavimo, įrangos valdymo ir IT sprendimo specialistai bei universalūs valdomos technikos operatoriai. Taigi, tiek trumpai apie mūsų įmonę ir viršuje matote kontaktus, su kuriais galite susisiekti tiesiogiai. Ir tikrai visą laiką mielai kviečiame pasinaudoti mūsų QR kodų, kuris nuves jūs tiesiogiai į Klasko karjeros puslapyje.
ir ten matysite visus aktualius mūsų darbo pasiūlymus. Tai laukiame prisijungiant prie Klasko. Ačiū. Dėkoju, Indrė. Tikrai įvardinti skaičiai ir planai labai įspūdingi. Taip, dabar taip, matau, nustoja dalintis. Tai dabar norėčiau pakviesti prisistatyti ir pristatyti savo atstovaujamas įmonės. Tai SBI įmonių grupės personalo vadovė Milda Agafonova bei jos įmonės pristatomas Inoline, Klaipėdos baldai ir Inova Logistika. Milda, ar girdite mane? Sveiki, taip, aš jūs girdžiu ir laba diena visiems. Tikiuosi matote mane gerai, mano skaidrės taip pat. Taip pat noriu padėkoti už galimybę sudalyvauti šitoje transliacijoje ir galimybę pristatyti išties perspektyvias darbo vietas. Tai pirmiausia, kas mes esam įmonė Inoline, bet iškart pasakysiu, kad kalbėsiu ne tik apie šią įmonę, bet ir apie kitas vakarų Lietuvoje esančias įmonės, tai yra Šilutės baldai bei Klaipėdos baldai. Ir tada trumpai tiek pristačius ir pradėsiu. Tai kas yra apskritai Inoline įmonė? Tai yra SBA grupės dalis, priklauso SBA grupiai, netgi 40 skirtingų įmonių, 3200 darbuotojų yra šioje grupėje ir apima ne tik baldų gamybą, bet ir aprangą, nekilnojamąjį turą ir dar keletą kitų sričių. Tai išties labai plati grupė su daugybė galimybių. Na, o pačios baldų gamybos įmonės, apie kas kalbėsiu, tai matot, kur jos yra įsikūrusios. Pagrinde vakarų Lietuvoje mes turim Klaipėdos baldus, Šilutės baldus ir Inoline. Taip pat yra mūsų logistinis centras Inova Logistika, kuriame yra visi mūsų sandėliai, sandėliavimas vyksta. Ir centrinė mūsų administracinė įmonė SBA Home. Na ir dar tokią pasidalinsiu naujieną, gal ne visi girdėjo, ne visi žino, kad taip pat ne tik vakarų Lietuvoje esame įsikūrę ir Visagine, bet keliame sparnus ir skrendame į Jungtines Amerikos valstijas. Netrukus metų bėgyje turi startuoti mūsų fabrikas JAV. Bet turbūt toliau daugiau spaudoje matysite informacijos apie tai. Taip, tai, ką mes veikiam, ar ne? Kiekvienas fabrikas turi savo tam tikrą baldų grupę, kurią gamina. Galite matyti maždaug, kokia yra ta produkcija. Čia, žinoma, yra tikrai ne visa produkcija, jos yra kur kas daugiau ir įvairesnės. Tai kai kas specializuojasi staluose, kai kas spintose, kai kas komodose ir tikrai visokiausių tų baldų gaminame. Šiuo metu pati įmonė Inoline randasi Klaipėdos laisvoje ekonominiai zonai. Galite matyti iš paukščio skrydžio, kaip atrodo mūsų įmonė. Išties važiuojant autostrada Klaipėda Vilnius, akį turbūt atkreipia šitas pastatas. Tai čia yra įsikūrusios dvi įmonės, Inoline'as ir Inova Logistika, tai yra pagrindinis centrinis sandėlis, taip pat keletas kitų sandėlių ir pagrindinė Inoline gamybos teritorija. Tai va, toliau, taip, darbuotojų ugdymas ir karjeros galimybės. Tai mes turim tų galimybių ne tik Inoline, bet ir kitose mūsų grupės įmonėse. Kuo mes galim pasidžiaugti ir kas yra labai smagu, kad tikrai yra išvystytos ugdymo programos, tai tiek meistrų akademija, vadovaujančių operatorių, vadovų akademija, kiekvienam lygmeniui yra atitinkama programa pritaikyta, yra stengiamasi išsiauginti tos vidinius talentus, vidinius kandidatus atsilaisvinančiom pozicijom. Tai tikrai labai skatinam vidinę karjerą ir keletą tokių pavyzdžių pateiksiu. Čia matote dar vieną mūsų programą. Jaunieji specialistai, kurie baigia studijas
ir neturėdami patirties prisijungia prie gamybinės įmonės specialistų komandos. Tai yra nuo 3 iki 6 mėnesių tokia ugdymo programa, per kurią įgyja ir žinių, ir patirties, ir praktikos, ir toliau gali pasirinkti ar keliauti su ta pačia įmonė, kurioje pradėjo rinkti patirtį, ar galbūt kelti sparnus ir judėti kažkur toliau. Tai tikrai labai sėkminga, matom, kad nuo 14 metų jau turbūt daugiau net negu 55, daugiau negu 60 jau tų specialistų mes turim parengę, didžioji dalis jų lieka dirbti pas mus įmonėje. Na, daugiausiai turim technologų, šiuo metu virš 25. Ir pasidalinsiu vieno kolegos Manto istoriją, kuris irgi prisijungė prie įmonės kaip jaunasis specialistas, vėliau ugdėsi jaunųjų lyderių programai ir tapo tiekimo vadybininku, dar vėliau planavimo vadybininku jau kitoje mūsų grupės įmonėje Klaipėdos balduose, na, o šiuo metu užima vadovo pareigas ir toliau tobulinasi jau vadovų akademijoje. Ir kas žino, ką parodys ateitis, ką atneš jie. Apie naudas. Tai iš ties turim didžiulį naudų paketą. Pirmiausia, kas dirba tuo 8 valandų grafiku ar ne administracija, vadovai, specialistai daugiausiai, tai yra galimybė dirbti lanksčių darbo grafikų, yra galimybė derinti laisvalaikį ir darbą dirbant dalį laiko nuotoliu. Turi, žinoma, draudimų paketą, tai tiek nelaimingi atsitikimai yra draudžiami, tiek yra papildomas sveikatos draudimas suteikiamas, išmokos ir džiaugsmingais, ir liūdnais gyvenimo atvejais. Turim dovanas ir stažo jubiliejų progomis, ir asmeninių jubiliejų progomis, įvairiausi renginiai, maitinimo kompensacijos ir mūsų grupės ir partnerių nuolaidos taip pat laukia. Tai naudų paketas tikrai yra svarus ir šiaip darbuotojai jo džiaugiasi. Na ir tos pagrindinės akcijos, programos, kurias mes nešam į visuomenę, tai irgi priminsiu, pristatysiu, kad Klaipėdos baldai, pavyzdžiui, yra inicijavę SBA pakrantės parko įkūrimą. Šiuo metu procese šitas projektas, tai pakrantė šalia Klaipėdos baldų bus paversta gražių parkų, kurio galės džiaugtis ir miestiečiai. SBA savanorystės bangos iniciatyva, tai taipogi Vilniuje per visą grupę ir įmonės vis labiau įsitraukia į ją, renka savanorystės valandas, kuria savanorystės iniciatyvas, dalyvauja įvairiausiose akcijose. Parama Ukrainai tikrai irgi grupė nuoširdžiai remia Ukrainą tiek morališkai, tiek materialiai, yra nemažai paramos suteikta. Taip pat mūsų įmonių grupėje dirba nemažai Ukrainos piliečių. Šilutės sekretai dar viena graži iniciatyva, jau plėtota Šilutės baldų įmonės, kur yra pateikiama miesto istorija į žemę įleistuose tokiuose kambarėliuose ir gali tiek svečiai miesto, tiek gyventojai pasigrožėti, pasidžiaugti ir Šilutės baldai reguliariai atnaujina šitą projektą. Visose įmonėse yra puoselėjami aviliai, kas gali jos pasistatyti, pasistato šalia įmonės, kas neturi vietos, pasistato ant stogo ir kartą metuose visi darbuotojai ragauja mūsų aviliuose suneštą medų. Šilutės siena dar vienas kultūrinis projektas Šilutėje, tai kai apsilankysite, tikrai nepraeikite pro šalį, aplankykite, tai irgi Šilutės baldų iniciatyva, kuri būrė bendruomenę. Na ir plačiau apie savanorystės bangą, tai viena iš mūsų vertybinių elgsenų, kuriomis mes tikime ir kurios mums rūpi. Tai man rūpi, matau, ką reikia keisti ir keičiu. Taigi mūsų siekis yra savanoriaujant prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Na ir vystom šitą projektą nuo 21 metų, jau yra 1000 valandų surinkti, tai trumpai tik kai kuriuos momentus parodysiu. SBA miškasodis, kuris sutraukia irgi didžiulius skaičius mūsų komandos narių. Remiam prasmingas iniciatyvas, čia matote nuotrauką iš Vilties bėgimo šių metų.
didžiulė akcija, kuri vyko visai neseniai, kopams reikia tavęs, ir sutraukė net 500 norinčių dalyvauti kopų tvarkyme, tiek įmonės darbuotojų, dar daugiau miestiečių ir svečių. Labai džiaugiamės dėl to. Ir žinoma, įvairiausios kitos iniciatyvos, čia yra tradicinė InnoLine akcija, kuri vyksta 2 kartus per metus kartu su Nacionaliniu kraujo centru, būnam donorais, duodam kraują. Na ir kitas momentas, kas mums yra labai svarbu, tvarumas. Esam dėkingi ir saugom žemę dėl savęs ir ateities kartų. Tai turbūt galim paminėti, kad įsikūrė naujam fabrike, nauja patalpose InnoLine, jau čia gyvenam 3 metus ir dar nekarto nebuvo užkurta kietų kurų kūrenama katilinė. Viskas yra apšildoma iš kitų atsinaujinančių resursų. Taip pat visos atliekos, kurios yra naudojamos kurios susidaro gamybos procese, yra grąžinamos tiekėjui pakartotiniam panaudojimui. Turime visą vidinį transportą, kuris yra varomas tik elektra. Turime tas pačias bites, kur minėjau, bei vabalų viešbutį, tokią naujovę. Ir žinoma, švenčiam įvairiausias šventas, tai tiek vyrų diena, tiek moterų diena, užgavėnės. Čia tik keletą akimirkų jums parodysiu, kad matytumėt, kuo mes gyvenam. Vasaros festivaliai vyksta, kur suvažiuoja visi grupės darbuotojai. Valstybinės šventės, konkursai, jūros šventė, žinoma, visą laiką dalyvaujam, turim savo laivą Germanika, su kuriuo plaukiam Danės upe. Dalyvaujam krepšinio varžybose ir tradicinė šventė pas mus yra šeimos diena, kai darbuotojai gali pasikviesti visus savo šeimos narius, kurie nori apsilankyti įmonėje ir pamatyti, o tai kur dirba mama, tėtis, močiutė, senelis ar dėdė. Ir pristatau jums mūsų karjeros puslapį, adresas yra sba.lt, _lt, _karjera. Dar paprasčiau rasite Google įvedę SBA karjera. Pati pirma nuoroda bus teisinga, gali panagrinėti įvairiais pjūviais pasiūlymus. O jums dabar pristatysiu tokius pagrindinius, ką mes turim InnoLine šiuo metu. Tai ieškom mechanikos baro vadovo, automatikos baro vadovo, čia yra inžinerinės pozicijos, iš esmės ieškom inžinierių, automatikų, inžinierių, mechanikų, efektyvumo sistemų vadovo reikia InnoLine. Taip pat turim atvirą poziciją elektrikui, automatikui, vyresniesiems ir vadovaujantiems operatoriams. Tai jeigu sugalvosit, kreipkitės, jeigu nerasit norimos pozicijos, vis tiek parašykit, galbūt tokia atsiras artimiausiu metu. Ir apie kitas įmonės, taipogi Šilutės balduose ieškome technologo, Visagino linijoje projektų inžinieriaus, Klaipėdos balduose elektriko automatiko bei vadovaujančių operatorių. Ir vyšnia ant torto tai tikriausiai direktoriaus pozicija. Tai jeigu kas nors labai norėtų tapti direktorium, tikrai nepasikuklinkit, sukandidatuokit. Ir dar ne viskas, visa puokštė pasiūlymų, kuriuos gali pateikti mūsų centrinė administracinė įmonė SBA Home, tai tiekimo, žaliavų specialistai, atitikties specialistai, pirkimų vadovas, pirkimų vystytojas ir atkreipiamasi, kad taip pat yra miestai Klaipėda ir Kaunas. Tai jeigu norėtumėt kandidatuoti, prašom. Ir taip, ir dabar norėčiau pristatyti dar savo svečią. Mano svečias yra Klaudija. Aš jau minėjau apie jaunųjų specialistų programą. Ir būtent Klaudija yra tas pavyzdys, kai jaunas specialistas prisijungia prie programos ir visai sėkmingai per ją keliauja. Tai Klaudija, trumpai apie save. Tai sveiki, kaip ir minėjau, esu Klaudija. Šią vasarą baigiau pramonės gaminių dizaino studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, persikrausčiau į Klaipėdą ir ieškojausi darbo. Tai per pusantro mėnesio ieškojimo susiradau InnoLine ir įsidarbinau čia ir dabar jau dirbu beveik 3 mėnesius. Tai sekasi gerai.
gaunu visą reikiamą informaciją ir jo, žinau, ko paklausti, jeigu kas neaišku, tai iš tikrųjų gan sklandžiai viskas vyksta jau šios 3 mėnesius. Papasakok, kaip sekėsi ieškotis darbo, ar nuotoliu dalyvavai pokalbį, ar gyvai vykai? Taip, aš išsiunčiau apie 15 CV per tą laikotarpį ir mane pasikvietė tik į 2 darbo pokalbius. Tai va, į Inolainą, kuriam dalyvavau gyvai, ir į kitą įmonę, kur nuotoliniu vyko pokalbis. Tai va, tai... Kas nulėmė sprendimą prisijungti? Inolaine viskas sklandžiau ir greičiau viskas vyko, man iš kitos įmonės reikėjo labai ilgai laukti atsakymo, tai kai aš jau sutikau čia dirbti, jie tik tais man po to paskambino, pranešė savo verdiktą, tai tiesiog čia viskas buvo daug greičiau. Ir taip pat dar nulėmė tas, kad po darbo pokalbio man paskambino iš Haumo ir paklausė, kaip sekėsi, kaip aš jaučiuosi, po to paskambino, kada sulauksiu atsakymo, ta prasme, vedė tas aiškumas visą tą laiką, netgi dėl tokių smulkmenų, kur atrodo tiesiog natūraliai tu lauki ir tiek. Tai vat. Tai labai džiaugiuosi, Klaudija. Klaudija būtent yra tas pavyzdys mūsų jaunųjų specialistų programos, kai žmonės be patirties prisijungia ką tik po studijų, šviežiai baigę studijas, galbūt kitos įmonės tuo metu ieško patyrusių specialistų, mes investuojam į ugdymą, į mokymą ir tikim tais jaunais žmonėm. Tai ačiū labai, tiek kol kas. Iki. Ačiū Milda, ačiū Klaudija, iš tiesų džiugu girdėti, kad sekasi sėkmingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Vykstant mūsų pokalbiui noriu padėkoti taipogi ir mūsų klausytojams, kurie aktyviai rašo savo klausimus, pastebėjimus, mintis ir dabar pristačius 3 jau Klaipėdos įmonės, Klaipėdos regiono įmonės, noriu pakviesti 4. Šį kartą iš Mažeikių, tai būtų Orlen Lietuva ir jos atstovė, personalo specialistė Aušra Burvydytė Balsė. Aušra, ar girdite mane? Labą dieną, taip, jūs girdžiu. Tai, ačiū už pristatymą, su personalo specialistė Aušra Burvydytė Balsė. Ir dėkoju už galimybę prisijungti prie šio projekto, pristatyti mūsų bendrovę ir galbūt stebinčiųjų būsimą darbdavį. Tai nieko nelaukdama, aš dalinuosi skaidrėmis. Matote. Ar girdit mane? Taip, girdim, tada gal padarykite skaidrės, kad per visą ekraną. Ar matot? Viskas tvarkoja, klausom jūsų. Taip, tai gal pirmiausia pradėsiu nuo Orlen Lietuva šūkio. Tai Orlen Lietuva, kuriame ateitį atsakingai. Jeigu kalbant nuo pat pradžių, Orlen prekės ženklas buvo pristatytas 1999 metais Lenkijoje, nuo 2002 metų plėtra į Vokietiją, į mažmeninę rinką, nuo 2005 įsigyta didžioji dalis Unipetrol akcijų, o nuo 2006 prisijungė ir Lietuva. Orlenas įsigijo akcinę bendrovę Mažeikių nafta. Turbūt ir šiai dienai daugelis dar Orlen prisimena ir kartais netgi pamini kaip Mažeikių naftą. Tai nuo 2009 metų Mažeikių nafta tampa Orlen Lietuva. O nuo 2022 metų prie Orleno prisijungė ir grupė Lotos. Tai kad įsivaizduoti įmonių grupę ir jos dydį, tai galbūt paminėsiu, kad 23 metų duomenimis
darbuotojų buvo daugiau nei 63 tūkstančiai. O dabar trumpai gal apie Orlen Lietuvą. Orlen Lietuva yra vienintelė naftos perdirbimo gamykla Baltijos šalyse. Pati gamykla yra įsikūrusi Mažeikių rajone, Juodeikių kaime. Orlen Lietuvai taip pat priklauso ir vamzdynų ir terminalo operacijų padalinys, kuris yra Butingėje, skystų produktų terminalas Mockavoje, didmeninės prekybos skyrius Vilniuje, magistralinių vamzdynų eksploatavimo grupė Biržuose ir taip pat padaliniai Latvijoje ir Estijoje. Gal šiek tiek tokių dar pastebėjimų, kad tai yra vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje, viena iš eksporto lyderių. Šiek tiek dar apie pačią gamyklą. Gamyklos teritorija užima daugiau nei 1000 hektarų ploto. Užstatytas plotas yra 670 hektarų. Per metus yra perdirbama daugiau negu 10 milijonų tonų naftos. Pagrindiniai mūsų produktai yra suskystintos naftos dujos, benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras, mazutas. Per metus yra iškraunama apie 100 tanklaivių. Tai tanklaiviai jau, kaip ir rodžiau, mes turime terminalą Butingėje, tai va ten būtent atvyksta tanklaiviai ir per metus yra iškraunama apie 100 tanklaivių. Ir kiekvieną dieną išvyksta apie 500 vagonų produkcijos. Čia matote mūsų gaminamus produktus. Tai yra benzinas, aviacinis kuras, dyzelinas, mazutas, bitumas, sieros granulės ir kokso dalelės. Jeigu kalbant apie vieno mėnesio Lietuvos rinkos poreikį, tai kad jį užpildyti, tarkime, benzino poreikis pakaktų tik tai 2 reiktų gamybos dienų, o dyzelino 9 dienų. Bet tai nereiškia, kad gamyba sustoja, gamykla dirba nuolatos ir produktai, kurie yra pagaminami, yra eksportuojami į kitas šalis. Taip, Lietuvos rinką Orlen Lietuva užpildo 80% tiek benzino, tiek dyzelio. Tai va, čia, kaip minėjau, jau tai, kas lieka, keliauja eksportu per jūrą, keliauja į Estiją, Ukrainą, Latviją, taip pat yra produktai, kurie keliauja į Šveicariją, Didžiąją Britaniją, Švediją, Singapūrą, Nyderlandus. Toliau, Orlen Lietuva strateginės kryptis, tai mes žvelgiame taip pat į ateitį ir tai yra ir žaliavų naftos chemijai gamyba, energijos efektyvumo gerinimas, tai yra ir jėgainių statymas, saulės elektrinių statymas. Šitas vaizdas turbūt jau yra daugeliui matytas. Reaktorius, kuris turbūt buvo visiems gerai žinomas, kai keliavo per Lietuvą iki mūsų gamyklos. Tai reaktorius, didžiausias Lietuvos istorijoje krovinys, krovinio masė 1500 tonų, o viso sąstato 2200 tonų. Šitas reaktorius keliavo į mūsų gamyklą ir dešinėje pusėje matote maketą įrenginio, kuris yra šiuo metu statomas. Tai 22 metais buvo pradėtas šis investicinis projektas, tai naujo žaliavos likučio konversijos įrenginio statyba gamykloje. Projektas planuojamas įgyvendinti 2025 metais.
šiam būtent įrenginiui buvo sukurta apie 80 papildomų darbo vietų. Taip, Orlen Lietuva dalyvauja įvairiuose sporto projektuose, juos remia, tai ir tarptautinis meno festivalis, Lenkų kino festivalis, remia įvairias Mažeikių miesto šventes ir futbolo klubus, Lietuvos krepšinio lygą, mūsų miesto Mažeikių bėgikų klubą 5 kalnai. Tai taip pat mes dalyvaujame įvairiuose projektuose ir esame žinomi. Taip, dar apie mus. Darbuotojų skaičius šiai dienai yra virš 1500, darbuotojų amžiaus vidurkis 48 metai. Vidutinis darbo užmokestis, tarkime, rugsėjo mėnesį buvo 3359 eurai. Praktiką atliko 50 studentų, o vidinės karjeros atvejai 43. Taigi, ko mes ieškome? Turbūt iš karto atkreipėte dėmesį į rodykles, kurios paryškintos raudona spalva. Tai būtent pozicijos, kurios reikalauja inžinerinio išsilavinimo. Tai šiai dienai ieškome inžinierių ir elektros, ir automatikai, inžinierių technologų. Be jų taip pat reikalingas yra projektų vadovas, vertėjas, vyresnysis pirkimų specialistas. Tai šiai dienai, ko mes ieškome, bet kviečiame visus, kurie norėtų dirbti pas mus, turi tokių planų, stebėti nuolat mūsų skelbiamas laisvas darbo pozicijas. Laisvas darbo pozicijas galite rasti Orlen Lietuvos tinklapyje, skyrelyje karjera, taip pat užimtumo tarnybos puslapyje, CV Market. Yra nuolat atnaujinama informacija ir ten galite matyti, ko reikia šiuo metu Orlen Lietuvoje. Taip pat bendraujame su universitetais, nuolat sulaukiame studentų kreipimosi, kviečiame juos atlikti praktiką. Studentus, kurie nori atlikti ilgalaikę praktiką, mes turime galimybę ir įdarbiname. Taigi, tai puikia proga siekti karjeros, prisijungiant prie mūsų komandos. Ką galime pasiūlyti? Tai darbą vienintelėje Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamykloje, draugišką kolektyvą, tarptautinę ir įtraukiančią aplinką, neribotas augimo galimybės, socialinės visas garantijas ir, žinoma, platų papildomų naudų paketą. Jeigu kalbant apie papildomų naudų paketą, tai turime ir mes kuo pasigirti ir pasididžiuoti. Tai yra ir gyvybės sveikatos draudimas, nemokami skiepai, papildomos atostogų dienos, metinės priemokos, padidintas kasmetinių atostogų apmokėjimas, nemokamas pervežimas autobusu į ir iš darbo, darbdavio įmokos į 3 pakopos pensijų fondą, papildomos išmokos, dovanos, nemokama kava, mokymosi galimybės, sporto salė, pirtis, baseinas, vidinės karjeros galimybės, praktikos galimybės, vaisiai, kuriais mus bendrovė lepina kiekvieną savaitę ir įvairūs renginiai, šventės ir dar visko daugiau. Tai mus galite pasekti Facebook puslapyje, Instagram, LinkedIn puslapyje. O kas svarbiausia Orlen Lietuvai, tai didžiausias mūsų pasiekimas yra žmonės. Žmonės, kuriais mes didžiuojamės, kurie turi
didelę patirtį, iš kurių mes galime mokytis. Taip pat žmonės, kurie ateina nauji, kurie įneša naujo vėjo. Ir džiaugiamės turėdami puikią komandą. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū, Aušra. Iš tiesų labai informatyvu. Manau, kad kai kurie sužinojom daugiau ne tik tais apie jūsų įmonę, bet ir kai kuriuos produktus, kuriuos naudojam galbūt kiekvieną dieną. Gerai, Aušra, nustokit gal tada dalintis ekranu. Gerai. Ir artėjant į pabaigą mūsų renginį, noriu kviesti dar vieną įmonę. Šį kartą iš Telšių, tai yra Žemaitijos pieno įmonė ir vyriausioji personalo vadybininkė Greta Gustytė. Greta, ar girdit mane? Taip, girdžiu, tikiuosi jūs irgi mane girdit. Tikrai taip, pabandykim dalintis ir žodis jums. Kol dalinuosi ekranu, noriu padėkoti užimtumo tarnybai už galimybę sudalyvauti šitoje iniciatyvoje. Tai ačiū labai už kvietimą. Tikiuosi, matote mano ekraną. Taip, matome ekraną. Va, dabar viskas tvarkoja. Klausom jūsų. Gerai. Tai ačiū labai dar kartą už suteiktą galimybę ir šiandien aš noriu pristatyti Žemaitijos pieną. Daugumai galbūt Žemaitijos pienas yra labiau pažįstamas iš vartotojo pusės. Turime tokius prekinius ženklus kaip legendinį kietąjį sūrį Džiugas, plėšomas sūrio dešreles Piknik, lydyto sūrio užkandžius Rambyno, glaistytus varškės sūrelius Magija, pusketį sūrį Germantas, Dobila ekologiško pieno produktų linija ir Tichė natūralų mineralinį vandenį. Tačiau šiandien noriu pristatyti Žemaitijos pieną ne tik kaip iš galbūt vartotojų įdomios pusės, bet kaip iš potencialaus darbdavio. Tai iš esmės akcinė bendrovė Žemaitijos pienas yra įkurta 1924 metais Telšiuose ir šiais metais jau skaičiuoja lygiai 100 metų savo meistrystės ir tradicijų puoselėjimo. Šiais metais Liepos mėnesį trankiai atšventėme 100 metų ir tikimės dar ne vieno 100 sulaukti. Tai šiai dienai rinkoje turime apie 13 prekinių ženklų ir daugiau kaip 200 SKU. Prekės ženklas legendinis kietasis sūris Džiugas yra Baltijos šalyse numeris 1. Per metus pagaminame daugiau nei 12 000 tonų kietojo sūrio. Kalbant apie apyvartą, 23 metais jis siekia beveik 280 milijonų eurų, o 24 metais vidutiniškai įmonėje dirba 1303 darbuotojai. Čia kalbant tik apie Žemaitijos pieno. Žemaitijos pieno įmonių grupę sudaro ir kitos kelios įmonės, tai yra Klaipėdos pienas, įsikūręs Klaipėdoje gaminantis Dionės ir Baltosios Varnelės ledus, Šilutės Rambynas įsikūręs Šilutėje ir gaminantis plėšomas Piknik sūrio dešreles. Taip pat turime čia market parduotuvių tinklą išsidėsčiusius visoje Lietuvoje ir sūrio Džiugas namus. Kalbant apie pozicijas, tai norėčiau paminėti, kad nors ir esame viena didžiausių pieno perdirbimo įmonių, mūsų veiklos sritis yra pakankamai plačios, tai šiai dienai mes turime apie 200 skirtingų pareigybių ir labai ar ne daug veiklos sričių. Tai pradedant nuo rinkodaros specialistų, tai yra tiek dizaineriai, tiek specialistai dirbantis su prekės kategorija ar konkrečiu prekiniu ženklu, pardavimų specialistai ir vadovai, tai yra pardavimų vadybininkai, vyriausieji pardavimų vadybininkai ar pardavimų vadovai, pardavimų specialistai ir vadovai darbui užsienio šalyse. Tai šiai dienai mes iš tikrųjų turime nemažai darbuotojų dirbančių ir užsienio šalyse, taip pat išvykstančių komandiruočių pagrindų, turime užsienio filialus Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, taip pat Jungtinėje karalystėje. Nuolat ieškome darbuotojų, kurie galbūt iš Lietuvos sutiktų komandiruočio gerovės paketo pagrindų išvykti į tokias šalis kaip
Vokietija, Vengrija, Ispanija, Kroatija ir taip toliau. Tai tiek pardavimų specialistai užsieniui, tiek rinkų vadovai, tiek eksporto vadybininkai yra pas mus ar ne ieškomi. Nuolat plečiamės į įvairias eksporto šalis ir čia neapsiribojame darbuotojų skaičių. Taip pat maisto technologai dirbę su pieno pramonė, pakuotės technologai, ekonomikos specialistai, finansų specialistai, žaliavos pirkimo specialistai dirbantis išskirtinai su mūsų pagrindiniais žaliavos tiekėjais, tai yra pieno ūkiais, analitikos specialistai, personalo specialistai, personalo vadybininkai, personalo vadovas, atrankų specialistai. Taip pat mūsų įmonės viduje yra įsikūrusi ir uždaroji akcinė bendrovė Nepriklausoma tyrimų laboratorija ir joje mes ieškome taip pat ir chemikų bei mikrobiologų. Galbūt neapsibrėžiant tas sąrašas nėra galutinis, neapsibrėžiant šiuo sąrašu, norėčiau pridėti, kad taip pat ieškome darbuotojų ir gamyboje, tai yra aukštos kvalifikacijos specialistai, tokie kaip automatikai ar inžinieriai. Ką mes galime pasiūlyti? Karjeros galimybės, turime be galo daug sėkmės atvejų, kai darbuotojai pradeda nuo žemesnės kategorijos darbo vietų ir pareigų ir pereina į aukštesnės vadovaujamas pozicijas, konkurencingą atlyginimą, kiekvienam naujokui skiriamą kuratorių. Ši nauda galioja absoliučiai visiems, nuo žemiausios kategorijos darbuotojo iki aukščiausio lygio vadovo. Nepaliekame naujų darbuotojų vienų, atsakome į visus kylančius klausimus, o tuo pačiu skatiname finansiškai ir kuratorių. Lygiai taip pat kviečiame kuratorių ugdyti savo žinias, savo gebėjimus kuratorių ir mentorių programoje. Finansinė pagalba. Finansinė pagalba tiek gimus vaikui, sudarius santuoką, ar kaip pavyzdys ar nenutikus skaudiems gyvenimo atvejams. Taip pat mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, jau užsiminiau apie kuratorių mentorių programą, lygiai taip pat apie įvairius mokymus, kurie yra reikalingi pradėjus vykdyti vienokį ar kitokį projektą, ar tiesiog išreiškus poreikį. Vasaros metu įdarbiname darbuotojų vaikus, suteikiame jiems galimybę dirbti mūsų įmonėje. Mes filialus Lietuvoje turime ne tik Telšiuose, bet taip pat ir Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje. Ir mūsų darbuotojų vaikus, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų, priimame darbui vasarą. Taip pat apdovanojame kasmet geriausius darbuotojus, sveikiname darbuotojus jubiliejaus, darbo stažo proga, taip pat organizuojame šventes darbuotojų vaikams, tokias kaip Kalėdos, turime taip pat velykinius ir kalėdinius projektus, kuomet darbuotojų vaikai gali pasiruošti vienokią ar kitokią prezentaciją, pristatyti ir už tai gauti apdovanojimą. Taip pat draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir partnerių nuolaidos, tai draudimas nuo nelaimingų atsitikimų galioja 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir šiai dienai turime įvairių partnerių nuolaidų ir jomis tikrai kviečiame naudotis mūsų darbuotojus. Taip pat siūlome naudotis įmonės biblioteka ir organizuojame įvairius renginius. Dar galbūt labai svarbu paminėti, kad suteikiame papildomas 2 dienas atostogų savo sveikatos klausimus išspręsti. Priimame studentus į praktiką, suteikiame nuolaidas maitinimui, suteikiame dalinę kuro kompensaciją arba suteikiame galimybę atvykti iš kitų Lietuvos miestų kartu su kolegomis. Čia truputėlį akimirkų iš mūsų renginių ir iniciatyvų. Tai šiemet mes paminėjome 100-metį kartu su įmonių grupe. Čia matote viršuje kairėje nuotrauką iš mūsų pasiekto rekordo, šypsenų rekordo. Jis buvo užfiksuotas ir yra patalpintas rekordų knygoje.
Taip pat susitinkame ir leidžiamės į sveikatingumo žygius, dalyvaujame talkoje pavasarinėje, imam šluotą ir švarinam įmonės kiemą. Lygiai taip pat organizuojame vaikų gynimo dienos proga renginius, kurių metu vaikai gali užsiimti edukacijomis. Kaip pavyzdys, šiais metais organizavome sūrelių gaminimo edukaciją ir tą pačią dieną pamatyti tėčio ar mamos darbo vietą. Mūsų visus skelbimus galite rasti CV banke. Jeigu nerasite sau patinkančios ar pozicijos, kurioje galvojate, galėtumėte save realizuoti, šone yra mano LinkedIn kontaktai, susisiekite su manimi, arba yra mano asmeniniai kontaktai, arba mano viso kolegių ir skyriaus kontaktai. Tai labai ačiū ir Žemaitijos pienas jau 100 metų iš kartos į kartą. Ačiū, Greta. Labai įspūdingas pristatymas. Patiko jūsų pasiektas rekordas. Šypsenos daug kam padeda iš tiesų. Gerai, dėkoju dar kartelį visoms įmonėms už pristatymus ir tada noriu pereiti jau dabar į kitą pusę, tai yra į diskusijų pusę ir atsakyti į žiūrovų kitų dalyvių būtent klausimus. Pirmasis klausimas būtų Klasko atstoviai. Taip ir norėčiau Indrę pakviesti atsakyti. Ar galite papasakoti plačiau apie krovinių apskaitininko poziciją? Kaip tapti šios profesijos specialistu? Ar esate atviri priimti be patirties darbuotojus? Indrė, ar galėtumėte atsakyti? Indrė, ar girdite mane? Indrės. Indrė turbūt negirdi, kažkas su ryšiu galbūt. Pabandysim tada galbūt šitą klausimą parašykit mums į elektroninį paštą, kurį vėliau parodysiu ir tada pabandysim atsakyti raštu. Aš labai atsiprašau, aš jūs girdėjau, bet man nepavyko prisijungti. Tai labai supratau, nes aš taip ir supratau, kad kažkas. Taip ir labai daug trukdžių. Taip, atsiprašau. Galite pakartoti? Taip, ar galite papasakoti plačiau apie krovinių apskaitininko poziciją, kaip tapti šios profesijos specialistu, ar esate atviri priimti be patirties darbuotojus? Tikrai taip, netgi ir savo darbo skelbimo aplikacijose mes nurodom labai elementarius reikalavimus, tai yra vidurinį išsilavinimą ar ne, ir tiesiog turėti degančias akis ir norą dirbti. Kaip ir kitos įmonės, ką aš girdėjau šitų pranešimo metu, tai lygiai taip pat ir mes, nes tikrai investuojame į darbuotojų ugdymą, į darbuotojų apmokymą. Tarkim, yra priskiriamas didesnę patirtį turintis žmogus ir visų, kaip sakyti, atsakomybių ir darbo funkcijų yra apmokamas. Taip, kad kandidatuokit, jeigu turit norą. O konkretus darbas ar ne, tai aš nežinau, turbūt čia šitam renginiui dar reikėtų plėstis, nes tai galiu iki 7 valandų pasakoti. Na, iki 7 valandų gal ne. Bandykime, jeigu ką, šiaip galite, kaip minėjo, Indrė gali pasikreipti ir daugiau sužinoti kiekvienas asmuo. Dar vieną turime klausimą iš Mindaugo, čia daugiau galbūt skirta mums, užimtumo tarnybai. Dėl skelbimų viešinimo, tai visi skelbimai, kuriuos mes turim šiuo metu, yra viešinami užimtumo tarnybos portale, tikrai galite pasižiūrėti. Gerai, toliau žiūriu klausimus ir dabar būtų tuo minutėlę. Taip, omega 365 lifeiniai klausimas. Alina, esate? Girdit? Taip. Matau jūs jau. Ar yra galimybė aplikuoti mid ir senior pozicijas iš karto? Nes, kaip suprantu, mes kalbėjom daugiausia apie junior lygio arba beginnerio, o čia klausimas yra apie mid senior pozicijas iš karto.
Taip, galima, tik tada reikia įsivertinti, kokios yra dabar turimos kompetencijos ir ar atitinka mūsų naudojamas programavimo kalbas. Tai jeigu viskas sutampa, tai tikrai labai laukiam. Supratau. O tą pasitikrinimą, kaip suprantu, galima pas jus atlikti, taip? Tai darbo skelbime aš buvau vienoj skaidrėj nurodžius, su kokiom programavimo kalbom mūsų programuotojai dirba, su kokiom duomenų bazėm, tai jeigu jūs dirbot toj pačioj srity, tai žinoma, kad galima. Gerai, dėkui, Jolina. Tai toliau būtų galbūt čia toksai jau bendras klausimas visiems, tai yra, ar yra siūlomos nuotolinio arba hibridinio darbo galimybės, jeigu taip, kokios jos yra? Aš galiu pradėti, pratęsti. Tai pas mus yra lankstaus darbo galimybės. Iš tiesų mes dirbame biure Klaipėdoje ir esant asmeniniam poreikiam galima dirbti tam tikrą laiką iš namų. Bet tokio nuotolinio darbo, visiškai nuotolinio neturim. Tai reikėtų gyventi Klaipėdoje arba netoli jos, kad būtų galima dalį laiko dirbti pas mus. Tai galiu aš pratęsti, ar ne, Klasko įmonėje, tai esant poreikiui, taip pat kaip ir Omegoje, yra galimybė dirbti nuotoliu, bet esant reikalui, o visa kita, kadangi tai yra pozicijos gamyboje, ar ne, operatyviniai veikloje, tai dėja, bet nuotoliu dirbti nelabai yra galimybė. Laivą krauti nuotoliu nelabai išeina. Gerai, dėkui. Kas dar? Žemaitijos piene situacija yra tikrai labai panaši, suprantame ir gyvenimiškus atvejus, bet tokio susitarimo dėl nuotolinio darbo negalime pasiūlyti šiai dienai nei vienoje pozicijoje. Gerai. Aušra, Milda, kokia situacija jūsų įmonėse? Tai gal aš tada atsakysiu, kadangi mes esam gamybinė įmonė, tai dauguma vėlgi pozicijų yra tokių, kur nuotolinis darbas yra negalimas, bet žinoma, turime pozicijų, ar ne, ir personalas, ir IT, ir komunikacija, kur galimybė dirbti hibridiniu būdu, ar ne, dalį darbo dirbti nuotoliu yra galimybė. Taip. Tai pakomentuosiu dėl administracinių pozicijų, kadangi aš pristatinėjau net ne tris, bet 5 turbūt įmonės iš karto. Tai kas liečia gamybinės pozicijas, apie kurias šiaip mažai kalbėjau, tai taip, tai yra darbas iš esmės vietoj, bet tos pozicijos, kurias pristatinėjau šio renginio metu, tai daugiausia yra administracinės pozicijos ir ten yra numatyta galimybė dalinai dirbti nuotoliu. Ką reiškia dalinai? Tai ko gero didžiąją laiko dalį tikimės matyti kolegą ofise, tačiau numatomos 5 dienos per mėnesį, kada galima derinti tą darbą su darbu iš kitur, iš namų, iš kažkokio kito ofiso. Mes turime ofisus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje. Tai yra iš ko pasirinkti ir tikrai galima pasiderinti tas galimybės. Tai ko gero taip. Dėkui, Milda. Tai Milda iš karto ir sekantis klausimas jau daugiau jum matau būtų. Tai daug metų dirbau baldų gamyboje, ne Lietuvoje, turiu vadovaujančio darbo patirties, bet turiu tik vidurinį išsilavinimą. Kokios būtų galimybės pretenduoti į vadovaujančias pozicijas? Iš ties yra turbūt pagrindinis momentas, į kurias vadovaujančias pozicijas, nes jos irgi yra skirtingos. Ne visoms yra numatytas reikalavimas turėti aukštą išsilavinimą. Žinoma, jeigu mes kalbam apie vienas aukščiausių pozicijų įmonėje, direktorius, pirkimų vadovas ar panašiai, tai be abejo yra reikalavimas išsilavinimui. Jeigu mes kalbam apie inžinerinės pozicijas kaip automatikų baro vadovas ir panašus darbo pasiūlymai, tai be abejo taipogi neis padirbti, neturint atitinkamai inžinerinio išsilavinimo, tiesiog žinių gali trūkti. Bet labai individualu ir labai priklauso nuo pozicijos. Yra variantų, kai jis nėra
kritiškai būtinos. Dėkui, Milda. Dar vienas klausimas būtų Klasko. Įmonė klausia, ar yra amžiaus kažkokie apribojimai. 62 metų moteris norėtų įsidarbinti būtent jūsų įmonėje. Indre, kokia būtų situacija, ar yra tokia galimybė? Tikrai taip, mes tikrai neturim jokio numatyto amžiaus cenzo ir jeigu, kaip ir minėjau, pasikartosiu, turi norą dirbti, turi norą dirbti, žodžiu, ir naktinį darbą gali dirbti ir taip toliau, tai tada tikrai prieisim. Čia gal daugiau atsiliepiama į sveikatos, tas, sakykime, situacijas ir tai kokios žmogaus pačio galimybės, o ne amžiaus. Teisingai suprantu? Tikrai taip. Supratau. Dėkui. Gerai. Taip, sekantis galbūt daugiau klausimas būtų, kaip suprantu, Orlen Lietuva. Bet kaip po pristatymo galbūt ir viena būtent iš dalių tiktų ir Žemaitijos pienui. Tai yra, turiu chemijos inžinerijos išsilavinimą, bet dirbu kitoje srityje. Ar būtų galimybė jūsų įmonėje tokiam žmogui dirbti? Taip, žinoma, žmogus, kuris turi techninį... Priminkit dar kokį išsilavinimą? Chemijos inžinerijos. Tai žinoma, žmogus gali kreiptis, siųsti savo gyvenimo aprašymą ir tikrai bandyti kandidatuoti. Aš kaip suprantu šito klausimo, tai tas žmogus gal kažkiek laiko jau nedirba, po studijų baigimo, tai turbūt kažkoks įvedimas to žmogaus, praktika, stažuotė, kažkas tokio būtų, kad prisimintų tą, sakykime, savo veiklą. Jeigu žmogus turi reikiamą išsilavinimą, ar ne, mes priimdami žmogų, bet kokiu atveju jam skiriame ir žmogų, kuris apmoko, kuris įveda į darbą ir supažindina, ar ne, su jo darbu. Tai dėl to problemų neturėtų būti. Nes vis tiek, jeigu žmogus mokėsi, jis jau yra prie to prisilietęs, ar ne, jis žinių turi. Tai jeigu tas žinių bagažas yra noras dirbti, noras mokytis, tai tikrai, manau, problemų dėl to nebūtų. Nes tikrai yra ne vienas ir ne du žmonės, kurie, ar ne, dirbo ne pagal išsilavinimą ir po to ateina ir pretenduoja ir dirba pagal išsilavinimą. Tai neturėtų, manau, būti priežastis, dėl ko žmogus negalėtų pretenduoti į mūsų siūlomas pozicijas. Supratau, Aušra. Greta, kaip pas jūs tenais su tom laboratorijom? Taip, aš lygiai tą patį pagalvojau. Manau, kad toks žmogus su tokiu išsilavinimu puikiai mums tiktų laboratorijoje. Šiai dienai chemikai laboratorijoje pas mus dirba dieniniu grafiku, tai tiesiog reikėtų turbūt susitikti ar ne ir pasikalbėti apie žmogaus patirtį ir lūkesčius. Dėkui, Greta. Sekantis klausimas, manau, kad tiktų visiems būtų aktualus visom įmonėms. Tai ar priimate žmonės dirbti be lietuvių kalbos, mokančius tik anglų arba tik rusų kalbą? Aš galiu pradėti atsakymų sesiją. Tai taip, pas mus gali dirbti darbuotojai kalbantis tik anglų kalbą ir šiuo metu turime komandoje tokių žmonių, nes kaip ir sakiau, pristatydama įmonę, mūsų oficiali bendravimo kalba įmonėje ir tarp kitų įmonių yra anglų. Gerai, dėkui, Elina. Aš pratęsiu, tai pas mus taip pat yra galimybė dirbti nemokant lietuvių kalbos, bet ne visose darbo vietose. Tai turbūt reikėtų dar atsižvelgti ir tai, kur kandidatas norėtų save matyti, ar ne, kurioje pozicijoje. O kokios mano pozicijose galėtų dirbti žmogus be lietuvių kalbos? Aš manau, kad galbūt darbui su eksporto rinkomis, bet čia atitinkamai reikia peržiūrėti pardavimų patirties dalį arba gamybos specialistų. Supratau. Dėkui, Greta. Aš norėčiau paantrinti Gretai, pas mus
lygiai tokia pati situacija, ar ne? Tai turime užsieniečių turėjimą, kol kas jie yra rusakalbiai, tai tikrai turime pasiruošę bazę, kad mes juos galime priimti. Bet vėlgi lygiai taip pat yra ne visose pozicijose, tai yra labiau darbininkiškas, kaip pavyzdžiui, dokininkas, mechanizatorius, ar krovėjas, ar stropuotojas. Visur kitur, iš tikrųjų, netgi to pačiu elektriku, darbuotojas turėtų būti lietuviakalbis, nes tai reikalauja atitinkami įstatymai. Dėkui, Indre. Taip. Tai aš dar galiu papildyti tada. Gal kol praleidau. Papildysiu taipogi, kas liečia baldų gamybos įmonės, tai darbininkiškos pozicijos iki vyro operatoriaus įskaitytinai, ko gero tikrai gali dirbti ir nemokėdami lietuvių kalbos. Šiaip, ko gero, lūkestis yra, kad su laiku žmonės išmoks ir susikalbės geriau, komunikuos geriau, bet tikrai turim labai nemažą skaičių darbuotojų, kurie tikrai labai turi mažas žinias lietuvių kalbos arba iš viso nekalba, tai tikrai viskas tvarkoja. Kas liečia aukštesnės pozicijas, tai yra lūkestis, kad ne tik mokės lietuvių kalbą, bet ir gebės bendrauti kurią nors užsienio kalbą. Gerai, dėkui, Milda. Taip, tai mūsų renginys jau eina visai į pabaigą. Noriu dar kartelį padėkoti įmonės atstovams už pristatymus ir dalyvavimus diskusijose. Klausytojams už klausimus. Jeigu rasim dar neatsakytų klausimų, tai atsakysim asmeniškai arba per Facebook puslapį. Ir dabar, jeigu turėtumėt daugiau klausimų, tarkim, rytoj sugalvotumėt ar panašiai, tai galite klausimus arba netgi savo kai kurie kandidatūras atsiųsti būtent į mūsų užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyriaus elektroninį paštą, tai yra akatrankos@uzt.lt. Vėliau ir parodysime galbūt skaidrę su elektroniniu paštu. Taip pat noriu priminti, anonsuoti, kad lapkričio 13 dieną bus antrasis renginys, kuriame susipažinsim su Šiaurės Lietuvos darbdaviais ir galimybės šiame regione būtent įsidarbinti. Tad kviečiu aktyviai prisijungti, dalyvauti diskusijose, o kol kas sakau gero vakaro ir iki kito karto. Ačiū. Gerą vakarą. Ačiū už renginį. Viso dėkojam. Viso. Geriausia.